Labadiena, mano vardas Algirdas Karalius ir mano šiandien tikslas pakviesti jūs į seminarą, kuris vyks kada? Liepos 22. Liepos 22, kur? Sodyboje Karpinė. Karpinė sodyboje, ir be abejo aš kreipiuosi į tos žmonės, kurie ko gero jau žino apie tą seminarą, bet dar dėl kažkokios priežasties abejoja. Taigi yra 5 dalykai, dėl kurių, mano giliu įsitikinimu, jūs turite dalyvauti tame seminare. Pirmas dalykas, nežinau, ką jūs galvojate apie sėkmę, bet esmė sėkmės, bet kurios didelės sėkmės yra atkaklumas. Ir dažniausiai žmonėms netrūksta fantazijos, jiems netrūksta ambicijų, jiems netrūksta proto, jiems trūksta atkaklumo. Nes kaip taisyklė, suaugęs žmogus po vieno antro nesėkmingo bandymo dažniausiai atsisako savo svajonės, atsisako savo tikslų. Taigi mes su jumis labai detaliai, konkrečiai išanalizuosim, iš kogi susidaro atkaklumas. Kodėl mes jaučiamės bejėgiai, kaip su to bejėgiškumu susitvarkyti ir kaip savyje, kaip raumenį formuoti tą atkaklumą. Taigi pirmoji priežastis, jeigu jūs norite daugiau sėkmės savo gyvenimą, jūs turite būti tam seminare. Antroji priežastis, aš manau, kad daugelis iš mūsų turi labai dažnai tokį vidinį stabdį. Atrodo noriu, atrodo jau užsibrėžiau, bet kažkas stabdo, tas vidinis toks sabotažas. Ir sabotažas jau seniai yra išsiaiškintas, mes žinom DNR šito kodą to sabotažo. Ir jeigu jūs norit surasti savyje, kasgi stabdo jūs, ir nuimti koją nuo stabdžių, tai iš tikrųjų jūs privalote būti tame seminare. Nes aš jums garantuoju, kad jūs kiekvienas surasite tą stabdį, jūsų asmeninį stabdį, kuris trukdo jums pasiekti žymiai greičiau tuos tikslus, kuriuos iš tikrųjų norite pasiekti. Trečioji priežastis, tiesiog aš galvoju, kad savaitgalį galim praleisti skirtingai. Galim, pavyzdžiui, prie televizoriaus praleisti, galima dar su draugais išgerti alaus. Bet galima bent 2 dienom atsisėsti ir tam tikros specialiai paruoštą aplinką pagalvoti, ar iš tikrųjų aš ten einu, ar aš iš tikrųjų sugebu viską padaryti, kam iš tikrųjų skirtas mano gyvenimas. Taigi gera vieta, nėra geresnės vietos, ką pamastyti, susidėlioti savo prioritetus ir gauti tokį uždegimą, tokią energiją tam, kad eiti teisingai kryptim, kurią jūs ir pats pasirinks. Yra jau 3 priežastys. Dar 2 priežastys, jūs tiesiog praleisit labai gerai laiką, nes ten bus labai daug, labai linksmų, įdomių žmonių. Ir 5 priežastis pati svarbiausia. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų turi savo tam tikrus rėmus. Aš turiu savo rėmus, jūs turite savo rėmus. Ir tos rėmus sukuriam ne mes patys, sukuriam tą aplinką. Jeigu pasižiūrėti į televiziją, į kaimynus, į draugus, į žiniasklaidą, visas pasaulis mus spaudžia. Mus nori įrėminti, mus nori sumažinti mūsų ambicijas. Ir nėra kito būdų išlaisvinti savo asmenį, kaip jas truputėlį į šaltą dušą. Nusimti tos sakinius, kurie yra pas jūs. Ir aš galvoju, kad kiekvienas iš mūsų viduje, bent jau aš jaučiu, ir aš žinau daugiau net galbūt apie jūs. Jūs gal pats ne visai žinot visų savo to potencialą, bet aš žinau, kad pas kiekvieną iš jūsų yra didžiulis potencialas, kurio jūs dėja dar neatskleidėte iki galo. Jeigu jums viskas gyvenime gerai, labai maldau, neateikite šitą seminarą. Gerai, jeigu jūs manot, kad jūs jau viską žinot apie šį pasaulį, prašau, dink Dieve, net nušausim čia pat vietą, jeigu kas nors iš jūsų ateis iš tos grupės. Jeigu jūs jau nieko nebetkite, jeigu jums atrodo, kad pasaulis jau viskas, jūs jau viską žinot ir jisai neduos jums jokių resursų, neikite. Nes jeigu jūs aplamai esate negativistas arba galbūt chroninis profesionalas, nesėkmės lyderis, tai iš tikrųjų neikite. Nes mes laukiam pozityvių žmonių, kurie iš tikrųjų pasiryžę dalintis, pasiryžę priimti. Ir būtent jiems tai bus geriausia vieta ir geriausias laikas priimti labai rimtus sprendimus, kurie iš tikrųjų radikaliai pakeis tą gyvenimą. Dar noriu pasakyti, kad po daugelių seminarų, ypač susijusių su motyvacijų vidiniu augimu, labai dažnai žmonės iššoka tokį viršų ir potom krenta į apačią. Šitas seminaras yra ypatingas to, kad mes nemotyvuosim jūs. Mes duosim jums instrumentą, kuris leis jums išmatuoti savo atkaklumo koeficientą ir duosim labai aiškius instrumentus, kurie leis jums kiekvieną dieną stiprinti tą atkaklumą. Didžiuliai tyrimai padaryti pasaulyje rodo, kad po būtent šito seminarų žmonių atkaklumas ir motyvacija nemažėja, o nuolatos turi tendenciją didėti. Jūs galėsite išmatuoti savo atkaklumą iki seminarų,
po seminarų, po mėnesių, po 3 mėnesių ir jūs nustebsit, kad norom, nenorom, bet jisai nuolatos augs. Tai reiškia, ir sėkmė jūsų gyvenimo nuolatos augs. Bet jūs sakote, o gal čia tik gražūs žodžiai. Aš noriu, kad mes žaistum sąžiningai. Ir aš labai noriu, kad jūs būtumėt labai patenkinti to seminaro. Tai todėl tarkime su jumis taip. Jeigu jūs atėjai į seminarą, sumokėjai pinigus, iki pietų pajusit, kad tai tikrai ne jum, netinka. Jūs jau praeisit, net neaiškindami priežasties, galėsite gauti visus pinigus atgal ir keliauti. Netgi, taip sakant, išgersit kavos ir to ir baigsis susitikimas. Antras dalykas, tai čia yra viena garantija. 100% pinigų gražinimo, jeigu jūs atėjai į seminarą, jūs, kad tai tikrai ne jums. Antra garantija, aš jums gražinsiu visus pinigus, jeigu jūs praėjai visą seminarą ir 3 mėnesių bėgyje, darydami visus tos pratimus, o jie neatima daug laiko, jie labai fan yra, tokie labai linksmi. Darydami tos pratimus nepasieksite užsibrėžtų tikslų. Aš jums vėl grąžinsiu pinigus. Man užduotis ne pakviesti jūs į seminarą, man užduotis, kad jūs atėję į seminarą, man paliktumėt super savo sėkmės istoriją. Aš jums turiu super prizą. Tie žmonės, kurie po to seminaro padarys didžiausią prasiveržimą savo gyvenime, iš manęs gaus super prizą. Labai pelningą, labai gerą, ypatingą surprizą. Ir jeigu jūs leisit, kad aš jūsų sėkmės istoriją naudočiau savo kitose seminaruose, tai iš manęs jūs gaus dar daug dovanų. Taigi man reikalingas ne jūsų dalyvavimas, man reikalingas kas? Jūsų aktyvus dalyvavimas ir jūsų sėkmės istorija. Taigi, jeigu jūs norit, kad jūsų gyvenimas taptų dar turtingesnis ir kad jūs sukurtumėt naują sėkmės istoriją, ateikite į seminarą. Taigi, iki susitikimų, sėkmės.